Nu ką, žiūrėk, bičiulente, tiki Dievu, ane, tiki. Tai va, jeigu tiki Dievu, tai tiki velniu, tiki demonais, dangumi, pragaru. Ir niekas šitoje sistemoje tavęs nemokė susidėlioti šito savo gyvenimo žemėlapio, kaip čia turėtum elgtis ir gyventi. Tu labai patogus, tik tai, kaip sakant, kaip pinigų nešėjas šitai sistemai yra. Esi. Ir kad tiki ar netiki tais kitais dalykais, kuriuos paminėjau po Dievo, nereiškia, kad jie tavęs neveikia. Tai veikia kaip pasąmoninės programos, kurių tu jauti, kad tu nieko negali pakeisti, tave tiesiog valdo. Bet galima visą tai pakeisti ir tau sugrąžinti tavo valdžią, pagrąžinti tau valdžią ant savo pasąmonės, ant savo šitų visų vadinamų pasąmoninių demonų ir viso kito. Registruokis į nemokamą konsultaciją, parodysiu, kaip tai daroma. Kai tik užsimerkia žmonės taip velnius ir mato savo galvoje, o tau ir nėra, jūs tik jų nematot. Kaip jie veikia, ne visiems reikia žinoti tiesą. Iki.